ką, blėt, taigi reikia čia nerti ir ieškoti. Nesąmonė. O kai išmes telefoną, tai sąmonė, ne? Eidelis, labai švarus vanduo, neria. Žinau, kurioje vietoje čia iššauka. Aš net su kojam jaučiu, bet jeigu užmintų, tai jaustum. Ne, negali, tai net tavo. Ne tavo. Čipsas geresnis būtų, sak. O, radai, pala. Girdėjo kas nors pliump iš vis. Pasirodo jisai kišeniai. Tai atrodo, sakė, rado. Ne? Rado. Telefoną. Eidelis panėrės. Kiek gali be oro išbūti įdomu? Atsargiai, Bet nesimato, tai nekviečia. Tai tu nežiūrėk. Kaip nežiūrėti? Nu, va taip kaip čipsas sugrabinėjai, jis jau praėjo 50 metrų. Bet tai aš netikiu, kad jisai prie kraštą metrą tikrina. Tai jis metrą, va tai va, žiūrėk, kaip surado. Ne? Aišku, bangos gal galėjo išjudinti. Nei jokio čia Ne. nebangų, ir nei čia kas nors gali išjudinti. Ką pametė? Telefoną. Taip. Iškrita vietį. Jo, aišku, visada netyčia iškrenta. O, rado. O, užskaitum. Nokia 5. Ne. Ieškom kitą. Ne akmuo. Čia kažkokia plyta. Žinau, čia kažkokia plyta. Nu ne, arba gali būti, kad reikia nuvalyti arba nuprausti arba iškalti. Eidelio pas jūs kambarį dušo nėra? Panėrė, žiūrėk. Ieško kaip naras. Eidelį, dušo nėra kambarį? Šampūną atnešt? Žinai, kas užpis negali panerti. Nėra, kad čia nert, va tai va kaip čipsas turėtų. Kažkas pasirodo bairuoja ir ta prasme ir paslėpė telefoną. Ko pametė Marelis? Vis tiek reikia jo. Marelis pametė. Dar toliau, va, ieškokį. Jūs buvot per kokį 15 metrų. Mes buvom. Vat, mes prie to suolo sėdėjom, jūs